Mėlyjeji, koks džiaugsmas jūs visus matyti čia. Ir pirmoje vietoje mūsų minkštoji galia, kultūra ir gamta ir Baranauskas mūšę sutelkė. Nebūtų jo, nebūtų ir mūsų čia. Esu, kaip sakyti, įgaliotas pranešti, kaip sakyti, pranešti visą tai, ką Girius Piečius yra sudėjęs į naują Anykščių Šilelio leidimą, tik ką, pats paskutinis Lietuvoje, ko gero, kuris yra rašytas. Ir ten yra visa prakalba, kuria kreipimasis į dabartinę mūsų Lietuvos valdžią, į prezidentūrą, į vyriausybę, į Seimą, į aplinkos ministeriją, į saugomų teritorijų tarnybą, į Anykščių municipalitetą ir į merą, į visus, kurie yra šios valstybės mūsų rinkti tarnautojai. Tikimės, kad jie Lietuvai tarnauja ne tik ant popieriaus, kaip jie rašosi, bet iš sąžinės ir iš dūšios. Ir štai yra mūsų kreipimasis. Šiandieną lietuvių tauta, švęsdama Antano Baranausko 190-asias gimimo metinės ir vėl atsiverčia jo klasika tapusi kūrinį Anykščių Šilelis. Šią poemą esame įtraukę į ateinančių kartų švietimo programą. Tik kaip dažnai Šilelį prisimename suaugę. Ar mokomės iš praeities, iš raisto apsvilusių kimsynų, iš protėvių rankomis sunaikintų ąžuolynų? Miškas ne tik uogos ir grybai, vaistažolės ir bitynai, paukščių ir žvėrelių gūžtos bei landynės. Miškas ir lietuvių pramaitinės, aprėdęs, kūną ir sielą pagydęs, partizano paslėpęs. Ir kaip kitaip naudingas žmogui buvęs. O lietuvis ar miškui savo skolą grąžinęs, kaip Baranauskas pažymė, senovės lietuviai, vieros nežinodami, visus medžius sakydavo, kad iš žmonių išaugę. Šiais laikais mes juk žinom, kad ne protėvių kraujas medžių kamienais teka, o jų mintis ir žodžiai miške pavydalą randa. Tad, neišsaugojus miško, kam saugoti kalbą, neišsaugojus girios, kam leisti atžalą savo. Senovėje visa Lietuva giria buvusi, priešus pelkėse skandinusi, tautą nuo išnykimo saugojusi. Bėgant laikui, toks miškas traukėsis pa Lietuvos žemę, iki kol belikę vos kelios vietos ilgaamžės, kurios kunigaikščių laikus mena. Baranauskas protėvius nuo skurdo ir bado kentėjusius ir miškus kirsti pradėjusius su atjauta minėjęs. Poetas supratęs, jog sunku šiems buvę ranką kelti prieš tą, ką jie gerbė, mylėja ir tausoja. Bet juk didžiausiai miško praradimai ne nuo tautiečio rankos buvę, tie, kas Lietuvą užkariavę ir tautos dvasią palaužti bandė, jos šventas girias naikinę ir medį, kaip begalinį išteklių naudoja. Prieš 30 mečius laisvę atgavę tikėjome naiviai, kad žmogaus ir miško ryšį atkurti galėsime. Lietuvis pilkos pluotos gimęs, giesmė mišką užgirdęs, be jo nerimsta. Šilelio gausmo atmintis įausta į atmintį kultūros, o ir girios ilgesys vis dar tautą kamuoja. Nors dar turim girias, alkus, šilus,
ir alksnynus, bet net ir tos pušynus, kur dokumentuose saugus, sunkiasvorės miškakertės plinai nušluoja. Taip plyti girios skylėtos, Šimonių, Labanoro, Biržų ir vietoj miškingos gyvybės pustynės verės. Žmogaus ir miško ryšys jau pripažintas vertybė šalies, bet vietoj miško švento vis dar plynės driekės. Kaipgi galime vertybę šią puoselėti, jei ir rekreacijai, ir gamtai vos kelis procentus esame palikę? Kaip galima nykstančias rūšis išsaugoti, klimato kaitą malšinti ir lietuvišką dūšią gyvą palaikyti, jei nemokome miško nuo žmogaus godumo apginti? Ne veltui dabar tie žmonės taip dažnai valdžią lanko ir miškui ramybės prašo. Ne veltui jie prie Seimo skanduoja: kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę. Kas viltį jiems teikia, tai žodis Baranausko. Anykščių šilelį apgynęs ir tautai įrodęs, kaip šilui ramybę suteikus, šis pats gyvybę prikviečia ir vėl šlama, ūžia, siaudžia. Į gyrių spiečių susibūrę bei daugybę organizacijų ir iniciatyvų apjungę, šie žmonės prašo išplindančius kirtimus panaikinti ir artimą gamtai miškininkystę palaikyti. Jie nepaliauja, miškininkų klausia, ar galima medį kirsti taip jautriai, kad miškas to net nepastebėtų. Tautos išrinkti valdžios atstovai teigia, kad į mūsų žodžius įsiklausė ir šios tikslus į vyriausybės programą įrašė. Bet gamtai žodžių nepakaks. Jai reikia veiksmų tikslingų. Jai reikia laisvės nuo ūkių ir miškakirčių svorio ir mūsų noro į ateitį žvelgti, kad ne po 100 metų miškas gyvuotų, o kad pasentų ir anūkams jų gilius protėvius mintų. Juk tik taip Baranausko žodžiai gyvena. Kaip naujos kartos juos ne popieriui randa, o į girią įžengęs nuostabą taria. Ar miške, aš stovu, ar danguj, ar roj. Pasirašo Girius Spiečius. Ačiū.